Čia buvo kalbama apie grėsmes mūsų, pavartosiu istoriko Seimo nario Rakučio terminą, mūsų biurgerių ir žemdirbių civilizacijai, kad karas yra grėsmė. Nemažesnė grėsmė yra demokratijos destrukcija. Mano galva, tai žemdirbių ir biurgerių civilizacijai ir tam ir skiriasi šitas 20 minučių. Kas yra ta amžinybės politika? Kokią politiką jį pakeitė? Na ir pabaigoje galbūt bandysiu pasakyti, kokią politiką galėtų išsaugoti teisinė demokratinė valstybė, apskritai vakarų demokratijos. Amžinybės politika iškyla iš neišvengiamybės politikos. Visi šitoj salėje esantis, mes esame gyvenę daugiausia neišvengiamybės politikos, po neišvengiamybės politikos stogu arba jos valdomi. Kai kurie perėjo abi stadijas, kai kurie tik tai vieną, tai priminsiu, kad sovietinė, komunistinė, rusiška neišvengiamybės politika buvo tokia. Įvyks pasaulinė revoliucija, nugalės darbininkų ir valstiečių valdžia, bus sukurtas socializmas, paskui komunizmas ir visi ilgai ir laimingai gyvens. Šita neišvengiamybės politika baigėsi ir po mūsų smūgių, Baltijos kelio smūgių suduotų. 90 metų kovo 11 buvo tam tikras laikotarpis, kurį mes turėjome pasiruošti šokti kitą epochą ir prasidėjo labai greitai kita neišvengiamybės politika. Visos tautos netrukus perės prie demokratijos, baigsis karai ir mes visi ilgai ir laimingai gyvensim. Tai šita politika baigėsi labai greitai, maždaug apie Putino pirmąjį valdžios nunulinimą, karu prieš Sakartvelą, na ir galiausiai bandymą užgrobti visą Ukrainą arba bent dalį Ukrainos. Ir mes dabar esame įžengę, iš esmės Putinas Rusijai įvedė pirmasis į amžinybės politiką, Trumpas bando ją įvesti Amerikoje. Na, Nausėdos koalicija, aš taip ją vadinu, šitų partijų koalicija, Nausėdos koalicija bando amžinybės politiką įvesti Lietuvoje. Amžinybės politika tai yra demokratijos naikinimas iš vidaus. Kaip apibrėžti amžinybės politiką? Istorikas Timothy Snyderis savo puikioje monografijoje, ją siūlyčiau visiems perskaityti, Kelias į nelaisvę, ją apibrėžia maždaug taip. Kai socialinis mobilumas sustoja, neišvengiamybė užleidžia vietą amžinybei, o demokratija oligarchijai. Sekdami pasaką apie nekaltą praeitį, pavyzdžiui, MAGA, Make America Great Again, iš esmės veda į tuos laikus, kai buvo, tarkim, rasinė segregacija, didelė nelygybė ir taip toliau. Gal dar pasiremdami fašistinėmis idėjomis, oligarkai siūlo apsaugą žmonėms, patiriantiems tikrą skausmą. Tokie oligarkų spektakliai tampa įmanomi, kai žmonės patikė, kad technologijos pasitarnauja laisvai. Kadangi susikaupimą palaipsniui pakeičia išsiblaškymas, ateitis pranyksta dabarties nuoviliuose ir amžinybė tampa kasdienybė. Į tirką politiką oligarkai ateina iš fikcijos pasaulio, kaip Trumpas, pavyzdžiui, ir valdo pasitelkdami mitus bei kurdami krizes. Taigi amžinybės politika keičia tokią pat netvarę neišvengiamybės politiką, įsivyravusią vakaruose po Sovietų sąjungos žlugimo, kuri gražiausiai ir meiliausiai buvo suformuluota Fukuyamos utopijoje apie istorijos pabaigą, kad istorija baigėsi, dabar jau laimingai gyvensime. Visi sutvėrimai gali būti blogi ir yra blogi. Demokratai, Bidenas, konservatoriai, Landsbergis, ar ne? Bet aš vienintelis esu geras, arba mano partija yra gera, nes esu tik aš ir mano grupė
Nes tik aš ir mano grupė tauta išlaikėme prieš istorinę nekaltybę, į kurią nusitaikė mūsų resursų ištroškę blogiečiai. Maždaug taip Rusiją formatavo filosofas fašistas, nors turbūt mane čia pavadino publicistu, turbūt labiau į publicistą tempiantis Ivanas Iljinas, kurį itin myli Putinas, pradedant nuo to, kad jis perlaidojo jo palaikus iš Šveicarijos, jeigu neklystu, į kažkurią tai bažnyčią. Ne? Kadangi vienintelis gėris yra toji nematoma savybė, kurią siūlo amžinybės politikos adeptai, vienintelė galima politika yra tokia, kuri saugo mūsų nekaltybę. Amžinybės politikos esmė nuolat meluoti be sąžinės graužaties ir nesiteisinant įkliuvus. Niekada negalima teisinti. Kertinis amžinybės politikos akmuo – spręsti tik išgalvotas problemas, pavyzdžiui, gėjų sąmokslas, juodaodžių sąmokslas, nacistų, banderovcų ir masonų sąmokslas. Čia Putino toks numesta tokia klišė, kuri yra juokinga pati iš savęs, nes naciai su masonais kovoja. Tai jų sąjunga kažkaip sunku įsivaizduoti. Landsbergių klanas, konservatistai, liberastai ir taip toliau. Kada galima apčiuopti amžinybės politikos pradžią, jau sakiau, ir kaip tai Amerikoje, tarkim, Rusijoje sakiau, Amerikoje tai yra tokia linija, punktyras rodanti, tai yra Amerikos žiniasklaidos, pirmiausia, regioninės žiniasklaidos nusilpimas, kai valstija, miestas nebeturi žinių šaltinio, o šaltinis ateina iš kažkur iš toli ir kalba apie dalykus, apie kuriuos žmonės menkai nutuokia. Ir kai pasirodė fikcinis šou personažas, sėkmingas verslininkas Trumpas. Nebuvo tokio žmogaus kaip sėkmingas verslininkas Trumpas, ar ne? Kiek jis kokių verslų ėmėsi, jis visur bankrutuodavo ir galiausiai jį ištraukė Rusija, tarkim, pakviesdama daryti Miss Visata. Ir vien už tai, kad Trumpas apskrido, davė jam $20 milijonų. Kaip tai susijęs su Lietuva? Jei imtume Lietuvą, ta riba yra irgi žiniasklaidos nusilpimas po pasaulinės krizės apie 2008-2009 metus ir Karbauskio partijos bei Nausėdos atėjimas į valdžią Lietuvoje. Kokį pavyzdį galėčiau pateikti? Viename interviu viena socialdemokratų lyderių Budbergytė paklausta apie premjero ir jos partijos Palucko aferas drąsiai atsako: visi žurnalistai meluoja, viską primelavo apie Palucką. Kai žurnalistas paklausė natūraliai, ką primelavo apie Palucką, ji atsakė tiesa labai kerebliškai: nežinau. Bet iš principo Budbergytė de facto vadovavosi Putino amžinybės politikos formuotojo stratego Vladislavo Surkovo nuostatomis. Kokios tos nuostatos? Surkovas savo romane, kartais romane galima išdėstyti politologinės tiesas, tą jis ir darė. Romanas vadinasi Arti nulio, kažkaip nedaliko nulio ar kažkaip panašiai. Dvi tiesos. Vienintelė tiesa – mūsų poreikis girdėti melus, vienintelė laisvė – mūsų susitaikymas su šiuo nuosprendžiu. Beveik Orvelo 1984 romanas, kas skaitė. Antras punktas – žinios suteikia tik žinių, klausykitės, o nežinojimas viltį. Ten jis feilina švento rašto dalykus ir Timotis Kaderis labai gerai atskleidžia, kaip jis meluoja cituodamas šventą raštą. Ne? Buvo Maliukevičius apie tos dalykus kalbėjo, nesiplėsiu. Russia Today vadė taip suformulavo šio kanalo karo su faktiškumu principą. Amžinybės politikoje svarbiausia yra karas su faktais. Neigt faktus, pakeist faktus fikciją. Nėra tokio dalyko kaip objektyvi žurnalistika. Russia Today skleidžia mintį, kad visa žiniasklaida meluoja, Budbergytė tai ir atkartoja, nežinau, kiek jis su tuo susipažinus, kiek tai yra partijos PR nuostatos.
Bet tik Russia Today yra sąžininga, nes Russia Today jums ir nesako, kad jį pranešinėja tiesą. Wow, fine, ne? Faktiškumo pabaiga lygų amžinybės politikos pradžia. Lietuva sparčiai lekia karo prieš faktiškumą greitkeliu. Pirmą kartą per 35 metus Lietuvos valdžioje neliko svorių ir atsvarų sistemos. Prezidentas su visom valdančiojom partijom, iš esmės su visu brūdu, kuris yra Lietuvoje, trūksta dar generolo Tutkaus, daktaro Vaitkaus, kalėjime sėdinčio Paleckio, nu ir visa karaliaus Gitano kariauna prieš jūsų akis arba Daukanto rūmuose. To nebuvo net po 1993 metų, vyresniai prisimena, kas tada buvo, laimėjo LDDP ir Brazauskas. Buvo absoliuti valdžia vienos rankos, vienos partijos rankos. Bet Brazauskui užteko proto nesutikti su premjero Šleževičiaus maklėmis, o LDDP atsirado valstybė aukščiau maklių keliančių ministrų ir Seimo narių. Kas pamiršo, priminsiu. Šleževičius paima indėlį iš bankrutavusio Laik banko. Iš esmės jis atsima savo pinigus. Palyginti su dabartiniam Palucko makliam, nedidelis nusikaltimas, mano pinigai. Ne? Tuo metu, kai kiti žmonės jau prarado pinigus, jis atsima. Ir tada du ministrai, jau šiandien minėtas Linkevičius, krašto apsaugos ministras ir užsienio reikalų Gylys, jūs to nepatikėsit, Gylys sako, jeigu Šleževičius lieka premjeru, mes atsistatydinam. Aš nekartą raginau Budrį su Šakaliene pasekti savo bendrapartiečių pavyzdžių, bet jie kažkaip, ne, čia ne mūsų kelias, ar mes sako, mes eisim kitų kelių, kaip Leninas. Tai Brazauskas galiausiai teikė Seimui dekretą atstatydinti Šleževičių. Wow, savo partiją, savo pastatytą bosą. Tai įsivaizduokit, 93-ais viskas vienam kumštį, vienos rankose, bet tai buvo demokratija, o dabar partijų daug, nieks neturi daugumos, bet Nausėda sako, buvo čia toks galvažudysis, ten 10 žmonių nužudė, bet pastarasis 2 savaitės jis gi nieko nenužudęs. Tai davai statom į valdžią. Geras žmogus, kam jį demonizuoti ir panašiai. Socialdemokratų partija ir jos stogas Nausėda po Palucko atsistatydinimo turėjo progą keistis, atsisakyti sąjungos su antisemito Žemaitaičio partija. Juolab naujasis partijos lyderis Sinkevičius tuomet sakė, jeigu aš būčiau buvęs premjeras, aš būčiau daręs kitaip. Dievas likimas suteikė jam galimybę daryti kitaip. Ir jis padarė taip pat, bet dar blogiau. Prijungė dar ir Tomaševskį, šitos Blėnis, antimokslinius tipus Vėgelį ir Jankūną, nors Jankūnas turi mokslinius laipsnius ir panašiai, bet ir moksliniai laipsniai nuo durnumo neapsaugo. Ne? Tai kodėl jie nepasikeitė, turėdami galimybę keistis? Keitimosi sąlyga yra būtina, yra pripažinti klaidą, atsiprašyti visuomenės už tai, ką tu padarėjai, ir žurnalistų, kurie tau ir tavo partijai leido apsivalyti, bet nei LSDP, užkrovusi Palucką Lietuvai, nei Nausėda, gynęs jį iki paskutinės minutės, neatsiprašė. Viskas okei, darom tą pačią koaliciją. Kodėl? Norint keistis, reikia turėti ko? Idėjų. Paprastas dalykas. Minčių turėti kažkokių. Vienintelė Nausėdos ir socialdemokratų idėja yra kokia? Nebūti konservatoriais. Tiesiog būti valdžioj. Kitų idėjų nėra, ne? Ir dabar diskusija ten, valstiečiai prirašė 41 punktą, šiaip politiškai labai teisingai, ne? O šitie sako, palauk, mes jums duodam 2 ministerijas, kur jūs dar norite, ne? Vat būk valdžioj, atėjai.
O tai jau yra gravitacija amžinybės politika, kurioje ateitis pakeičiama gerų laikų fikcija. Kai politikai nesugeba žmonėms nieko naujo pasiūlyti, jie imasi gąsdinti tautą, kad žmonės gali prarasti ir tai, ką dabar turi. Putinas įgąsdino rusus gėjais ir prievartiniu homoseksualumu, supuvusiais vakarais, rodė Nerijus Maliukevičius daug bėsovščinos, kurie gąsdina. Trumpas amerikiečius gąsdina leftistais ir juodaodžiais. Socialdemokratų partija, jau sakiau, gąsdina konservatoriais ir Landsbergiu. Tiesa, man atrodo, patys nebelabai supranta senelių ar anūkų, ar apskritai vis žmonėmis, kurie turi Landsbergio familijos ženklą, ar ne? Kaip su faktais kariavo Nausėdos koalicija? Per visą Paluckiadą jie nebandė paneigti nė vieno atskleisto fakto apie Palucko varges ir mafijas. Ką jie darė? Tapino ir Černiausko ištrauktiem faktam jie priešpastatydavo vis naujas fikcijas. Puola mokesčių reformą nepatenkinti verslininkai. Viena fikcija. Puola konservatoriai. Puola konservatorių klapčiukai. Puola Palucko šeima. Gentvilas yra sena šiukšlė, kurią rinkėjai pamiršo išmesti. Ne? Naujausia fikcija. Tapinas neturi teisės užsiiminėti tiriamąją žurnalistiką, nes nėra žurnalistas. Vau, Andriukaitis. Likimas taip lėmė, kad dėstau universitetuose ir dėstau tokį dalyką kaip analitinė žurnalistika, tai galiu pasakyti, kad vienas iš 3 tyriamosios žurnalistikos pradininkų ir jos korifėjų XIX amžiaus pabaigoje buvo Henry D. Lloydas. Buvo advokatas ir politinis aktyvistas. Bet jo serija tekstų Tvido žiedas, Tweed Ring, apie New Yorko mero demokratų maklės ir varkės, kai suliuko už $5 parduodavo miestui už $500, tai va Tvidas demaskavo ir Tvido advokatų ir politinio aktyvisto tyriamosios žurnalistikos reportažai yra dėstomi visose Amerikos ir netgi Lietuvos žurnalistikos mokyklose. Tai Andriukaitis šiaip beje turi ne tik daktarų, bet ir istoriko diplomą. Sunaikinti faktiškumą reiškia sunaikinti vakarų demokratijas. Palucko atsistatydinimas iš premjerų logiškai turėtų baigtis apkalta jam kaip Seimo nariui. Tačiau ką apie tai sako buvusi finansų ministrė, buvusi Europos audito rūmų narė ir buvusi valstybės kontrolierė Budbergytė. Patyręs politikas, ar ne? Šitokios viršūnės. Palucko atsistatydinimas, taip, dėl kokių priežasčių jam reikėtų atsisakyti Seimo nario mandato. Aš kaip teisininkė, kaip kolegė, kaip politikė tikrai nemanau, kad yra kokių nors rimtų priežasčių atsisakyti Paluckui Seimo nario mandato. Vau, žmogus, taip gali kalbėti žmogus neskaitęs konstitucijos, neskaitęs net Seimo statuto. Ne? Paluckas visas kadencijas Seime užsiiminėjo verslą. Viskas, apkalta, 100%, negali tu to daryti, ar ne? Kodėl taip išeina? Faktai sako, kad toks žmogus buvo nuteistas už korupciją, 1, naudojo aukštas pareigas savo bendrovių labui, 2, galimai gavo kyšį būto pavidalu, 3, nesumokėjo teismo paskirtos baudos, 4, sukūrė schemą, kaip pavogti 170 000 europinių pinigų. Ir toks žmogus yra patyręs, kurio negalima iš Seimo išvaryti, ne? Jau nekalbu apie tai, kad stojo prieš krašto gynybos stiprinimą, prieš Ukrainos ginklavimąsi, greičiau karas pasibaigs. Įkvail, jeigu greičiau rusai laimės, jeigu neduosim ginklų. Kaip su faktiškumu kariauja Nausėda Jansonas, toks dvigalvis slibinėlis iš Daukanto aikštės, itin aiškiai atsiskleidė iš liberalaus jaunimo organizacijos prilyginimo kyšininkui Eligijui Masiuliui. Na ir kas, kad liberalaus jaunimo organizacijos nariai tuo metu, kai tas Šmikis ėmė 106 000 eurų kyšį,
buvo pradinukai dar, ne? Ir kad ta organizacija nepriklauso liberalų sąjūdžiui, ne? Svarbiausia, pameluok ir turbūt, kad 3/4 žmonių, ne tik Nausėdos šalininkų, bet ir pagalvoja, matai, kokie jie, ne, yra. Jansonas faktus pakeičia fikciją, žinodamas, kad Nausėdos šalininkai jo fikciją priims kaip faktą. Kaip jau minėjau, amžinybės politika paremta Putino mėgstamo filosofo Iljino idėjomis. Surkovas parodė, kaip Iljiną pritaikyti žlugdant pasitikėjimą žiniasklaidą ir demokratiją. Pirmas punktas - visada sakyk, visi jie meluoja. Ką ir daro Budbergytė, Nausėda, Andriukaitis ir kompanija. Tiesos nebuvimas štai jūsų vienintelė tiesa mažutėliai. O mes nors ir ne šventieji, nors irgi meluojam, bet tai darom tik dėl švento reikalo. Tik dėl jūsų, nieko daugiau. Jokio pasipelnimo. Lietuvos atveju, ginant jūs nuo Landsbergio arogantiškumo, liberastų gėjų, kam įdomu, kad palyginti su Palucko arogancija, konservatyviškoji dabar atrodo tik kaip socialdemokratai Gurteinio šlipso niam-niam. Taip, absoliučios tiesos nėra, bet tiesos paieška visada veda žmogų į laisvę. Kai žmonės nebeįstengia atskirti tiesos nuo patrauklumo, ar ne, mums labai dažnai patinka dalykai, kurie mums patinka, ar ne, bet jie nebūtinai yra teisingi. Prasideda kas? Autoritarizmas. Jei piliečiai patikės Budbergytė ir kompanija, kad žurnalistai apie Palucką viską primelavo, jie nebematys alternatyvų šios koalicijos varkėms, antisemitizmui, Nausėdos patyčioms iš pilietinės visuomenės. Piliečiams liks tik paranoja ir sąmokslo teorijos, kurios ne tik netrukdo, padeda valdžiai daryti naujas varkės. Nausėdos koalicija bando parduoti lietuviams fikciją, kad viskas, ką jie daro, gal ir nėra gerai, bet jiems valdant bent jau nebus konservatorių ir Landsbergio, homoseksualų propagandos, genderizmo ir Lietuva su jais gyvens kaip užkrečkyje, laikydamasi visų kitų rašistinių vertybių, kurių patys rašistai neįgalus net išvardyti. Todėl netrukdykit daryti maklių ir vargių. Nuolatinis Nausėdos, LSDP, kolchozų aušros pasipinigautojų varymas ant žiniasklaidos, kaip ir Putino šeškės Surkovo amžinybės politikos, kaip iš Kantiškų Surkovo, ne? Kai pasirodė Tapino ir Černiausko tyrimai apie Palucką, Nausėda atsainiai numojo ranka į pateiktus faktus. Jiegi ir apie mane prirašė visko ten. Nors tai, ką parašė Davidonytė ir Pancerovas knygoje Pranešėjas ir prezidentas, nėra paneigta nė vienos eilutės. Tai patvirtino ir Seimo specialioji tyrimo komisija. Per pirmąją prezidento kampaniją Trumpo rinkimų štabo vadovas Bannonas nepuolė neigti žiniasklaidos atskleistų faktų, kad Trumpas yra seksualinis priekabiautojas. Jis neneigė to. Ką jis darė? Bannonas tiesiog išvadino tai parašysius žurnalistus Amerikos priešais. Ta pati Trumpas daro išlindus Epšteino failams. Yra įguliai, jie yra priešai, ne? Ar ne taip pat elgėsi Nausėda? Paklaustas apie Pancerovo Davidonytės knygoje Pranešėjas ir prezidentas atskleistus faktus, jis atsireižė, kad jis pasakų neskaito. Jis neneigė, kas ten parašytas. Sako, neskaito pasakų. Ta pati daro Andriukaitis, liedamas tulžį ant Tapino dėl Palucko demaskavimo. Faktai, kad Paluckas ten išvardyti reiktų tą patį, kai jau vardavo ir taip toliau. Apie Palucko varkes Andriukaitis nepasakė ne pusės žodžio, blogo, neatsiprašė ir taip toliau. Kas knisa ilgam interviu Andriukaitį? Andriukaitį knisa tik tai, koks blogas Palucką demaskavęs Tapinas. Prisidengdamas teisiniais klausimais, Andriukaitis sėja abejones, ar ne, kad Tapinas nėra žurnalistas, todėl neturėjo teisės atlikti tyrimo apie vagį ir melagį premjerą. Andriukaitis, nepaisant jo išsilavinimo, apsiskaitimo ir fakto, kad pats nėra vagis, žodį atkartoja menko išsilavinimo sukčiaus Palucko retoriką.
kuri, koks siurprizas, remiasi į Surkovo ir Russia Today metodičkas naudojamas Trumpo ir Trumpistų. Andriukaitis, kaip ir rusų ideologai, atmetė faktiškumą ir skelbė jį priešų technologiją, kaip ir pirmojo Trumpo rinkimų štabo vadovas Bannonas, vadinęs žurnalistus opozicinė partija, apkaltina Tapiną, kad jis atstovauja Laisvės partijai, Liberalų sąjūdžiui ir konservatoriams, o dabar jau ir Skverneliui. Turbūt nei Skvernelis, nei konservatoriai nelabai žino, kad Tapinas jam dirba, ar ne? Ar Andriukaitis nežino, kad kiekvienas pilietis, ne tik žurnalistas, turi teisę kritikuoti pareigūnų ir politikų veiklą, nežino, kad kiekvienam piliečiui, kiekvienam iš jūsų, jeigu jūs paprašysite duomenų savivaldybei, VSD, policijoje, turi būti jums atsakyta į tuos klausimus išsamei ir tiksliai taip pat kaip ir žurnalistui. Ta garantuoja kas? Konstitucijos 33 straipsnio 2 dalis. Konstituciją Andriukaitis išmano neblogiau už buvusius Konstitucinio teismo pirmininkus Sinkevičių, Kūrį, Žalimą. Bet dabar jie yra valdžia, todėl faktai yra niekas, o valdžia yra visas. Todėl neprisipažink klydęs, varyk ant kritikų. Tegu Tapinas teisinas, kas jis toks, turi jis teisę rašyti, neturi jis teisės rašyti, kai jis įklims į šitos pasiteisinimus, visiems pasirodys, kad, nežinau, kaip ten buvo, ne tai jis pavogė, ne tai iš jo pavogė, ar ne? Vis tiek kažkoks kaltas, ar ne? Pasiteisinantis visada atrodo blogai. Į kiekvieną Paluckiados pateiktą faktą jie atsimušinėjo fikcijom. Ne tie tyrė. Antras, viskas yra melas, kurį tuoj mes paneigsime. Ir trečia, tai kažkokie OnlyFans. Užsakymus vykdantis influenceriai, ko iš jų norėtų, ne? Nerimta, ne? Todėl saviems rinkėjams nieko nebesako faktas, kad LSDP veidas yra sukčius ir melagis. Ir kad vietoj vieno susidirbusio pirmininko pastatomas kitas susidirbęs pirmininkas, kuris bandė praturtėti už mokesčių mokėtojų pinigus pirkdamas ir perparduodamas televizorius ir išmaniuosius telefonus. Ne? Šiaip jau faktas, kurį dažnai pamirštam. Vienintelė LSDP turi nuteistą lyderį, buvusį lyderį Vilniaus skyriaus lyderį, nuteistą už valstybės išdavystę. Liberalai turi lyderį nuteistą už kyšio ėmimą, už korupciją, bet socdemai turi lyderį nuteistą už valstybės išdavystę. Bet ir prezidentas nesibodė mąšlių. Kelionė pas dukrą į Pietų Korėją už valstybės pinigus. Bilietai į muziklą Londone jam ir žmonai su šampanu ir brangiais užkandžiais iš valstybės kišenės. Aukščiausios klasės viešbučių savo ir priėmimų žmonai užsienyje reikalavimai. Ir galų gale, kaip vyšnia ant torto, įstatymas spec medicininiam aptarnavimui baigus kadenciją. Nežinau, ar prisimenat knygoje Davidonytės ir Pancerovo tai aprašyta, kai patarėjas, kuris bandė ištaisyti Nausėdos klaidą, užsakyti bilietus pas dukrą į Korėją už valstybės pinigus, tai Nausėda susikvietė patarėjus ir pasakė, jūs ką, mane ubagais norit paleisti, kad aš čia už valstybės pinigus pas dukrą skraidyčiau. Patarėjas tas nebedirba ir jau seniai. Stebint, kaip Paluckas, čia reiktų negražų žodį pavartoti, darė Lietuvos teisinius, demokratijos ir moralės pamatus, sunku atsikratyti įspūdžio, kad prezidentas tai matydamas kaifavo it koks vojeristas. Kodėl? Ne todėl, kad Nausėda būtų apsigimęs autoritaras. Priežastis daug banalesnė. Nausėda, matydamas, ką daro Paluckas, kaifavo tik todėl, kad žino, jog labiausiai dėl prievartaujamos valstybės skauda dešiniesiems, intelektualams, valstybės atkūrėjams, kurių šitas prezidentas negali pakęsti. Senos šiukšlės, anot jo, kurias reikia išmesti. Tai įrodymas, kad į amžinybės politiką valdžią turinčius veikėjus turi ne tik ir ne tiek polinkis į autoritarizmą,
ar nemeilė demokratijai. Ne ką mažesnė priežastis yra žmogiškosios silpnybės - savimyla, narciziškumas, kerštingumas, gebėjimų stygius. Noras keršyti visiems, kurie tave užuot gyrę, kritikuoja, reikalauja laikytis bent jau savo paties deklaruotų vertybių. Nausėda į aukščiausią valstybės postą, kaip ir Trumpas, atėjo ant neteisės pamatų, kai jis turėjo sutartį su VSD tikrinti savo savanorius ir rėmėjus. Tai buvo konstitucijos pažeidimas. Profesorius Bumblauskas sakė, kas yra tikras lietuvis. Aš šiandien podcastą laidoje irgi atsakau taip pat. Manęs paklausė, ką laikyti lietuviu? Aš sakau, perfrazuojam tą, aš sakiau, kad tikras lietuvis yra tas, kuris tiki laisvę ir laikosi LDK statutų. Tai sakau, dabar būtų, tai tikras lietuvis yra tas, kuris gina laisvę, ar pasiruošęs ginti laisvę ir laikosi konstitucijos. Tai mano kolega Pancerovas klausė, sako, tai Nausėda nėra tikras lietuvis. Sakau, nesilaiko konstitucijos, tai ką aš galiu padaryti, ne aš sugalvojau tą, ar ne? Tai paskutinė mintis. Amžinybės politikos tikslas išstumti tyriamąją ir apskritai kritišką žurnalistiką į žiniasklaidos pakraščius. Žiniasklaida turėtų užsiiminėti žinių kankanu, iš kurio nesuprasi, ar tai jis pavogė, ar tai iš jo pavogė. Kankanu, kur išglabi žmonės neautųsi, kas mažajame Maskvabade yra svarbiau. Grigaičio permanentinis ekshibicionizmas, ar tai, kad Pinskuvienė ryžosi jaudinančiam nuotykiui su artimiausiu žmogumi. Autoritarizmas įsigali ne todėl, kad žmonės jo trokštų, o todėl, kad visuomenė praranda gebėjimą atskirti faktus nuo fikcijų. Kaip rašo Snaideris, daugybė amerikiečių nematė skirtumo tarp žmogaus, kuris nuolat meluoja ir niekada neatsiprašo, ir žmogaus, kuris beveik niekada nemeluoja, o pasitaikius klaidai atsiprašo. Tai, kadangi reikia jau baigti, tai paskutinius sakinius tik tai pasakysiu, ką galima būtų pridurti, ar ne? Šiaip amžinybės politika veda į valdžios uzurpavimą per visuomenės gąsdinimą išgalvotais fantomais, valdžios neatskaitomybę tautai, politikų nebaudžiamumą. Ką galima pasakyti pabaigai? Tai mus nuolatos iš visų pusių puola pagundos tikėti tuo, kad tiesa yra tai, kas atrodo patrauklu. Kai nebeįstengiam atskirti tiesos nuo patrauklumo, atsidaro autoritarizmo pragaro vartai. Ir kaip tą problemą siūlo spręsti Timothy Snyderis. Kad jis sako, kad jeigu išvysime istoriją tokią, kad amžinybės politika nėra istorija, nes istorija svarbu ir praeitis, ir dabartis, ir ateitis, sako, kad jeigu išvysime istoriją tokią, kokia ji yra ir pamatysim istorijoje save, suprasime, ką galima pakeisti ir padaryti geriau. Tik taip įmanoma sustabdyti amžinybės politiką ir išsukti iš nelaisvės kelio. Tik taip galima pradėti šitą politiką, kurios mums reikia. Atsakomybės politika. Atsakomybės politika. Ar aš tikiu tokią galimybę? Tokiais atvejais aš prisimenu labai fainą knygą. Frederikas Beigbede, nors buvo komunistas Prancūzijos, bet jis labai gerą knygą parašė. Gerų romanų parašė, o šita knyga yra Aš tikiu, aš irgi ne. Jo pokalbis su buvusiu klasės auklėtoju, kuris tuo metu jau buvo Marselio vyskupas, tai yra netikinčiojo ir tikinčiojo dialogas. Beigbede yra ateistas, vyskupas, aišku, tikintis, ir jie pradeda tarsi iš skirtingų kampų ir prieina prie to paties. Vogt negražu, meluot negražu, turėti kitą dievą, mamoną garbinti vietoj dievo negražu. Tai, kitaip sakant, ta knyga yra apie tai, kad skirtingų pažiūrų, labai skirtingų pažiūrų žmonės
gali dėl svarbiausių dalykų susitarti, jeigu nori suprasti, o ne valdyti ir užvaldyti, kad ir legitimuojant Nemuno aušrą, kas įvyko vakar ar ne, kaip vakar padarė Nausėda. Tai paskutinis sakinys: Dieve saugok Lietuvą, kad įliktų ir po Nausėdos, su šita kriminalinė koalicija. Ačiū uždėmesi.